Tėvynė prasideda namuose, paskui auga drauge su mumis lygi kiemo, lygi kelio, lygi gatvės, lygi miško, lygi naujų miestų ir miestelių. Mūsų namų, mūsų kelio, mūsų mokyklos, mūsų klasės, mano, mūsų. Filmas Mano Lietuva, sukurtas remiantis gerąją mokyklos patirtimi, atrastai gyvendinant ilgalaikį pilietiškumo ugdymo projektą Lietuva tai aš. Projekto veikloje dalyvauja 1–13 klasių mokiniai ir pedagogai. Viena iš projektinių veiklų netradiciškai minima Lietuvos kariuomenės diena Juozo Vitkaus inžinerinėme batalione. Mokinius domina tikriausi kariniai sunkvežimiai, tankai, ginkluoti. Čia jie mokosi bendrauti, reikšti mintis, išklausyti kito nuomonę. Įdomus, mokinių dėmesį prikaustantys susitikimai su Dariaus ir Girėnų apygardos 2 rinktinės savanoriais. Tokie susitikimai daro vaikus laimingus, verčia pasitempti. Pažintinių ekskursijų tikslas – supažindinti mokinius natūraliomis sąlygomis su reikšmingais kultūros ir meno objektais. Ekskursijų metu mokiniai plečia akiratį, neįprastoje aplinkoje atlieka praktinės kūrybinės užduotis, kurios suteikia žinių, patirties ir komandinio darbo džiaugsmo. Kūrybinės užduotis – terapinio pobūdžio veikla, kuris suteikia mokiniams kuo daugiau laisvės, nevaržo darbo proceso. Dalijantis patirtimi, mokinių sumanymais, kaip sekėsi atlikti darbus, klostosi vertybinis mokinių santykis su tuo, kas juos supa, ko jie mokosi. Kiek eilių pastatėme? O kokiomis spalvomis nuspalvinome? Kokiomis? Geltona, žalia ir raudona. Viskas, ką mokiniai sukuria, atranda vietą mokyklos aplinkoje ir sulaukia pripažinimo. Mokinių piešiniai ir kūrybiniai darbai puošia mokyklos erdves ir atspindi reikšmingiausias projektinės veiklos akimirkas. Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, visi prisijungėme prie akcijos Lietuvai ir man. Pynėme trispalves apyrankes, simbolizuojančias tautos vienybę, savo darbais ir piešiniais puošėme mokyklą, dalyvavome minėjime. Renginį vainikavo šiltas susibūrimas mokyklos kieme. Rankutėmis apglėbėme savo lietuvėlę. Į dangų pakilo šventiniai trispalviai balionai. Vieningame rate skambėjo sveikinimai ir linkėjimai Lietuvai ir jos žmonėms. Niekada aš nepamiršiu, bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės. Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu. Mano žemė, tai mane namo. Bendri potyriai leidžia pajusti mokyklos bendruomenės brandumą, sutelkti ir įkvepia naujiems iššūkiams, žinių įgyjama per mažas kasdienės veiklas, kurios jau nuo 1 metų mokykloje padeda ugdyti poreikį išreikšti savo išmintį apie Lietuvą. Lavinamųjų klasių mokiniams Lietuva tai spalvos, pradinukai savo Lietuvą atveria eilėraščiais ir šokiais, vyresniesiems Lietuva tai istorija. Įdomi ir prasminga veikla emocingai ir įtaigiai skatina ugdymosi motyvaciją, padeda plėtoti mokinių saviraišką, stiprina pasitikėjimą savo jėgomis ir padeda formuotis bei atsiskleisti mokinio individualybei.